Iš tikrųjų, pats pirmas dalykas, kurį noriu pasakyti, kad blemba, tas visas garso takelis, kuris yra filme, man neišeina iš galvos, aš, ta prasme, blemba. Ar čia nėra kosmosas, dėl. Okay, tai The Challengers. Gerai, aš nepamenu, kieno čia yra filmas, tai galbūt greit pažiūrėsiu. Čia yra Luka Guadagnina, nepasakysiu šitos pavardės, bet šitas bičas yra padaręs Call Me By Your Name, Bones and All, Suspiria. Man visi šitie filmai yra girdėti, bet man labai gėda pripažinti, kad aš esu matęs tik tai Call Me By Your Name ir dabar esu matęs jau 2 kartus Varžovus. Kai tik pirmą kartą peržiūrėjau, iškart supratau, kad man reikės kuo greičiau peržiūrėti antrą kartą. Blemba, šitas filmas kažkaip tai veikia. Aš nežinau, kaip jisai veikia, bet jisai belė kaip gerai veikia. Aš niekados gyvenime nepagalvočiau, kad kažkas tokio man patiktų, bet man labai patiko. Visas šitas filmas yra nufilmuotas, aš nežinau, nuostabiai. Labai daugam nepatinka, kaip jis yra nufilmuotas, labai daug kas sako, kad čia šūdas ir panašiai, bet man čia yra labai gražu. Man šitas visas filmas tiesiog priminė tokią labai ilgą reklamą, bet reklamą ne iš blogosios pusės, nes dažniausiai, jeigu būna geros reklamos, tai nežinau, aukšto lygio, ką žinau, ten galbūt kažkas panašaus į Apple reklamas, ar ten, nežinau, kažkokios kitos profesionalios. Ta prasme, reklamose dažniausiai ir yra, kad kažkoks trumpas laikotarpis, per kurį kažkaip reikia įdomiai pateikti kažkokią tai informaciją, ar tai produktą, ar kažkas tokio, ir jos labai veikia, ant tokių trumpų, nežinau, intervalų, ant trumpo laiko, ten minutė, 2 ir panašiai, bet visas šitas filmas yra 2 valandos, daugiau nei 2 valandos, ir tas visas nufilmavimas ir kaip jis atrodo, man žiauriai patiko, aš nežinau, tokie nestandartiniai pasirinkimai, kaip ten iš pirmos perspektyvos rodyt, kaip tenisininkai žaidžia tenisą, arba iš viso turėti kamoliuko perspektyvą ir kaip jis skraido to aikštelį, kai tenisininkai žaidžia, man čia yra, skamba absurdiškai, bet atrodo tai žiauriai gerai. Ir šitam filme vaidina, blemba, aš nepasakysiu tų aktorių vardų, pavardžių, kas čia yra. Mike Feist, Josh O'Connor, aišku, Zendaya. Noras iš kopos reviewso galima žinoti, kokią aš turiu nuomonę apie Zendaya. Aš manau, čia yra nuostabus aktoriai pasirinkti tokiam filmui. Ta prasme, čia yra... Šitas filmas labai testuoja tavo biseksualumą. Ar aš praėjau tą testą, aš pasilaikysiu savo, bet jo visas tas išpildymas ir kaip jisai buvo nufilmuotas ir kaip siejasi pati muzika su pačiu filmu, blemba, man yra žiauriai gražu. Man dar iki šiol akyse stovi, pavyzdžiui, ta scena, kur Artas, Patrikas pasikviečia Tašį pokalbiui prie cigaretų. Širdžiai miela, malonu žiūrėti ir, aš tiesiog nepamirštu tokių scenų, kaip ta, arba kaip iš viso, kai ta scena, kur Tašį visiškai užmanipuliuoja tos 2 bičiukus ir jie pradeda laižytis tarpusavį, tai ten man yra kosmosas, kaip gražiai ir galingai visas šitas yra pateikiama, aš nežinau, man tiesiog raunas to, ant kiek man patiko šitas filmas, nes aš sakau, nei jokioj visatoje aš neįsivaizduočiau, kad kažkas tokio ar kažkas panašaus būtų mano mėgiamų dalykų sąraše ir panašiai. Aš čia daug kalbu apie muziką, bet aš nežinau, jinai labai nuostabiai veikia, ta visa technuškė, nežinau, elektroninė muzika, jinai atrodo taip turėtų neveikti, bet jinai taip gerai veikia. Kokie 2/3 jo yra gana tylus ir ta muzika atsiranda tik tai kažkokiuose svarbiuose įvykiuose, kai kažkas norima pabrėžti. Ir dažniausiai su muzika būna 2 variantai. Pavyzdžiui, Oppenheimerį arba apskritai Nolano filmuose Nolanas labai mėgsta daug muzikos paduoti. Ta prasme, kad vos ne visą filmą eina muzika ir būtent kai būna kažkokie esminiai ar svarbus įvykiai, muzika dingsta. Kad žmogaus ausis būtų tokia, aš visą laiką turėjau muziką, o dabar yra tylu, tai man dabar reikia atkreipti dėmesį. O šitas filmas daro atvirkščiai. Tai, kad, ta prasme, šitas filmas yra toksai tylus, yra pokalbiai ir panašiai, bet kai būna kokie esminiai momentai, ar ten žaidimai, ar kažkokie įvykiai, tai ta muzika atsiranda ir jinai labai pabrėžia būtent tos įvykius ir, nežinau, tai pabrėžia, kad aš dėjau antrą kartą, dabar žiūrėjau, labai daug detalių pasimatė, pasibrėžė būtent galbūt tų visų veikėjų charakteristiką, ką jie veikia, kodėl jie tokie ir panašiai, nes, yra tie 3 pagrindiniai, yra tas Artas, yra Taši ir yra Patrikas. Tai Patrikas yra galbūt toksai racionaliausias bičas, kuris geriausiai supranta, kaip veikia Taši smegeninė, kaip veikia jos visas tas noras, galbūt ne tai, kad turėt kažkokį mylinčią šeimą, mylintį vyrą ir taip toliau, bet ant kiek jinai labiau nori tiesiog
pratęsti savo nepavykusią karjerą ir būtent Artas ir yra jos auka, galbūt net tokia manipulacijų auka, kur, Taši grynai jį turi po padu tiesiog ir nori, nenori, jinai jį kontroliuoja. Tas bičas yra belia kaip įsikliopinęs į tą paną ir ta pana tiesiog turi tiek daug kontrolės, kad jinai gali bet ką daryti, bet ką pasakyti ir Artas nepastovės už save. O būtent Patrikas nugali Tašį ko gero dėl to, kad yra vienintelis veikėjas, kuris ją perlaužė. Ta prasme, apie tą istoriją būtų galima kalbėti daug ir aš dabar nelabai noriu apie ją kalbėti vien dėl to, kad, man sunku suprocesuoti tiek daug visokių įvykių, kurie įvyko tame filme, kad, man atrodo, būtų biški kvaila man čia kažką kalbėti, nes, manau, reikėtų turėti grynai visiškai atskirą apžvalgą, kad tiesiog pabrėžti tos svarbiausius įvykius ir kodėl jie taip gerai veikia. O kas dar labai gerai veikia, tai yra viso šito filmo montažas. Man labai patiko, kaip istorija šokinėjo iš dabarties į praeitį ir iš vieno įvykio į kitą. Aš manau, kad visa šito filmo eiga yra superinė ir aš pradžioj buvau labai išsigandęs, kad jinai bus šūdina. Kodėl aš taip galvojau? Dėl to, kad visas filmas, aišku, prasideda nuo to finalo ir mes matom, kaip Artas kovoja prieš Patriką, toj paskutiniai finaliniai kovoj teniso korte. Ir tada mes šokam į praeitį, tada vėl sugrįžtam į dabartį, tada šokam į artimesnę praeitį, tada vėl sugrįžtam į dabartį ir panašiai. Aš galvoju, blemba, bet realiai aš viską jau žinau, ta prasme, kaip viskas pasibaigs, aš jau žinau, kur tie veikėjai, ką jie daro, su kuo yra ir panašiai. Tai aš labai išsigandau, kad, tiesiog filmas nebus įdomus iš tos struktūros, nes teoriškai visus tos įvykius tu jau žinai, kas atsitiks, tu jau žinai, kad Patrikui nepavyks su Taši, kad, ta prasme, jinai bus su Artu. Ir tada tie, atrodo, įvykiai galbūt neturės tiek svorio, bet jie visi turi svorio, nes kaip šita istorija yra dėstoma, jinai yra, čia yra super. Su kiekvienu įvykiu tiesiog statosi vis nauja perspektyva į veikėjus, į jų tikslus, ką jie nori padaryti, kokie jie yra, kaip jie jaučiasi ir panašiai. Ir galų gale pačiam finale viskas tiesiog labai labai gražiai susijungia ir man atrodo, kad pati pabaiga labai labai stipriai ir gražiai ištransliuoja tą visą žinutę apie tai, kokią padėtį visam šitam meilės trikampyje turi kiekvienas iš veikėjų. Po filmo žiūrėjau keletą reviewsų, komentarų ir panašiai ir daug žmonių sakė, kad pabaiga yra šūdo krūva. Apstai daug žmonių mačiau, kad rašė, kad pats filmas yra šūdo krūva, kad blogai nufilmuotas, blogai padarytas ir panašiai, bet aš visiškai su to nesutinku ir apie tą pabaigą, man ko gero reikėtų daryti visiškai kitą video, kad mėgint pasamprotauti, kaip čia kas baigėsi ir ką čia galėtų reikšti ir panašiai, bet net ir antrą kartą žiūrint tas paskutinis Taši klyksmas sukelia tiek daug emocijų ir tiek daug energijos, kad, tiesiog pradeda bėgti šiurpai per kūną, kai tu supranti, kad arba jinai yra tokia delusional, kad jinai džiaugiasi ir nesupranta, kas ką tik įvyko, arba kaip tik jinai džiaugiasi dėl visiškai kito dalyko, nei žiūrovas galvoja, galbūt jinai džiaugiasi dėl Patriko pergalės prieš Artą, nes mes taip ir nesužinom, kas laimėjo, ar Artas ar Patrikas, bet mano pirminė nuomonė ir iš tų dviejų peržiūrimų atrodo, kad, pagaliau Artas ir Patrikas per paskutinius tos taškus, per paskutinį game setą, aš neįsivaizduoju teniso terminais, kas čia įvyksta pačiam gale, bet jie pagaliau vėl pajaučia, dėl ko jie žaidžia šitą žaidimą, ir jie pagaliau pajaučia tą santykį visam tam korte, jie pagaliau pajaučia tą džiaugsmą žaisti tarpusavį prieš vienas kitą ir būtent jie triumfuoja tarpusavį, o Taši triumfuoja, kai jinai pamato, koks yra rezultatas, kas mano manimu yra, kad Artas laimi, bet kokia to kaina? Man šitas filmas labai patiko, aš manau, kad jis labai labai gerai suveikia, aš manau, kad visi priimti sprendimai jame labai labai suveikia. Čia kol kas yra geriausias mano matytas šių metų filmas ir aš net nelabai žinau, kaip jį reikėtų nurungti ir koks filmas dar turėtų išeiti, kad nurungt šitą ir aš tikrai labai laukiu, kol galėsiu jį pamatyti dar kartą. Čia yra kietai, čia yra žiauriai kietai. Tai jo.